Tęsime žinias. Užugiriuose paminėtas 137 prezidento Antano Smetonos gimtadienis. Buvusią prezidento vasaros rezidenciją kitąmet ketinama pradėti restauruoti ir čia įrengti muziejų. Respublikos prezidentas Antanas Smetonas sveikina Jūs atvykusius į smetoninės prezidento gimtadienio iškilmes. Tai graži šio krašto tradicija. Buvusioje Antano Smetonos vasaros rezidencijoje, tarpukario muzika, pagal to meto madą apsirengę ponios ir ponai vaišinami prezidento labai mėgtais šaltibarščiais su bulvėmis. Šiemet yra toksai truputėlį kaip ir pabandymas, paieškojimas, ką mes norėtume demonstruoti šioje vietoje, bet matome tokį didelį norą, tokį entuzijazmą, tokį troškimą atitrūkti nuo kasdienybės, kad tikimės kitais metais, kad čia tikrai bus žymiai daugiau lankoma šita vieta. Antanui Smetonai sklypą Užugiriuose visai prie pat jo tėviškės visuomenė nupirko ir padovanojo 60-ojo gimtadienio progą. Tuo metu spauda rašo, kad atvažiavęs čia Smetona domėjosi ūkininkų reikalais, per dieną nueidavo po 12 kilometrų. Ūkį vedė Smetonienė, prezidentienė, o pats prezidentas ir su svečiais, ir be svečių kiekvieną savaitgalį atvažiuodavo. Ir giminaičiai, kadangi daug labai giminaičių buvo, giminaičiai jo labai laukdavo, ypatingai vaikai. Jie ten ir keliukus nušluodavo, nes Smetona prezidentas dalindavo saldainius ir tai giros kažkokios, tai gira vaišindavo, o Smetonienė obuoliais. Sovietmečių dvare veikė dispanseris. Kitą metų Ukmergės savivaldybė, gavusi ES paramą, buvusią prezidento rezidenciją ketina restauruoti. Čia bus muziejus. Šiai dienai parama numatyta 5 milijonai, savivaldybės yra 600 000. Bet manome, kad be abejo tai nepakaks ir savivaldybės bus didesnis indėlis. 5 milijonai būtų teritorijos sutvarkymas, pagrindinis pastatas ir ūkinis pastatas, kuriame bus įrengta kavinė, viešbutis. Planuojama, kad rezidencijos kaiminystėje savivaldybei čia priklauso daugiau kaip 60 hektarų, ateityje įsikurs golfo laukai, poilsio ir sveikatingumo centrai.